Visiems sveiki. Šiandien aš bandysiu gaminti paštetą. Čia yra pusę kilogramo šampinjonų grybų. Reikės porą nedidelių kiaušinių, nedideli kiaušiniai pas mane, vieną svogūno galvytę, česnako vieną galvytę ir skiltelę. Ir dar sūrio, lydyto sūrio. Po to reikės juodų pipirų ir druskytės. Pirmiausia, reikia susitvarkyti, nuvalyti šampinjonus ir juos supjaustyti. Nusiploviau grybus ir dabar reikia juos gražiai susismulkinti. Įdėjau kiaušinius virti. Reikia kietų kiaušinukų. Čia keptuvės pasiruošiau ir pradėsime smulkinti. Va taip smulkinam grybus. Pievagrybiai, pusę kilogramo. Šį receptą žiūrėjau kanale pas Liusenką iš Ukrainos, iš Kijevo. Didžiausi linkėjimai tau, Liusenka. Jinai mane įkvėpė gaminti kažką naujo, ko aš nesu gaminusi. Labai norėjau išbandyti šį receptą pašteto. Tai tikiuosi, man pavyks. Toliau dirbam. Dabar įpilsime truputį aliejaus ir kepsime. Grybus uždengsime dangčiu ir leisime jiem lėtai kepti. Ten verdu kiaušiniukus, kietai išvirsim kiaušinius ir tada aš pradėsiu lupti svogūną, česnaką ir juos irgi kepinsime. Toliau dirbam. Dabar atidengiam dangtį ir leidžiam visam vandeniui, kad išgaruotų. Vis pavartysime ir kepsime svogūniukus. Kiaušinėliai verda. Labai greitas procesas dabar bus. Nu, taip. Kepsim tol, kol išgaruos visas vanduo. Matot, kiek buvau sudėjusi šampinjonų daug ir jie dabar kepdami susitraukia. Ir va, kaip gražiai atrodo. Nu, tegul išgaruoja visas vanduo. Vis pavartome. Nu, taip. Nu. Tai va, iškepė mano grybai. Tokie gražus atrodo jie. Dabar paliksime juos pravėsti. Čia svogūnas su česnakėliu. Ir va, kiaušiniai išvirė. Viską atvėsinsime ir toliau ruošime paštetą. Grybai. Svogūnas su česnako pakepintas. Dabar sudėsime lydytą sūrelį. Pas mane yra toksai. Va, toksai lydytas tepamas sūris. Toliau dėsime druskos. Pradžioje druskos dėsime mažiau nei pusę šaukštelio arbatinio. Atidėsime, paragausime ir tada, jeigu truks, vėl pridėsime. Geriau nepadauginti su druska. O dabar juodųjų pipiriukų. Irgi
paragausim. Įdėsime truputėlį, paragausime ir tada pažiūrėsim, ar mums užtenka skonio. Jeigu neužteks, mes dadėsime. Ir paskutinis žingsnis, kurį reikia mums atlikti, dėti virtus kiaušinius į šitą masę. Ir paimsime pagalbininką ir jį sutrinsime visą. Taip, žinot. Kaip ir sakiau, masę reikia paragauti. Ar užtenka druskos? Gal dar truputėlį druskos norėčiau. Dar išmaišysime ir tada vėl paragausiu. Taip atrodo masė mūsų. Dabar mums lieka šitą visą masę perdėti į stiklainį švarų su dangteliu. Statysime į šaldytuvą ir turėsime pusryčiam skanią užtepėlę, kur nėra mėsos, o yra tik tai pievagrybiai, vienas svogūnas, česnako skiltelė, lydytos sūreliais ir porą kiaušinių. Aš manau, kad tai labai puikiai užkanda, sveikas pusrytis, užsidėti, užsitepti ar ant duonos, ar ant duoniuko. Mes dabar pusryčiam dedame, pavyzdžiui, visokias užtepėlės, kai darau, tai ant tokių speltos duoniukų. Va. Žiūrėkite, kiek daug gavosi. Matote. Va. Visas indelis. O tas indelis yra pusė litro. Tuoj aš užsitepsiu vieną, parodysiu jums pavyzdį. Va. Taip. Opa. Tai va, tokie skanūs pusryčiai. Užtepėlė padaryta. Ačiū Liusinka tau už receptą. Skanaus.